Now you know this time is a time of instruction in the Spirit. Šitas laikas yra dvasioje instrukcijų tam tikrų nurodymų laikas. So now I'm curious. Man dabar labai įdomu, What did some of you sense or see or feel ką in the presence of the Lord? jūs viešpaties buvime jautėte ar patyrėte. How did he touch you? What did you sense? Yes, ma'am. Taip, ką jūs Tarsi plyšys toks giliai, gelmėj. Ir toks lyg siauras plyšys ir ten džiaugsmas. Šito paskutinio muzikavimo metu tiesiog buvo paprasti žodžiai, kad yra statomas emocijas. Aš jaučiau, kai kas ant kairės peties uždėjo ranką, galvojau, kad kažkoks dalykas nors uždėjo, bet tai ne žmogaus ranka buvo, tai viešpaties ranka. Ir pradėjau drebėti visą. Did anybody else see the Lord besides me? Ar kas nors be manęs dar matėte viešpatį? He was over in this section. Tai buvo šitoj pusėje. That's why I hit my knees. I fell to my knees when I first saw him. Ir aš dėl to parpuoliau ant kelių, nes aš jį pamačiau šitoj pusėje, dešinėj pusėje. And he was laughing. Ir jis juokėsi. And he said, "Thank you for letting me minister to my people." Ir jis pasakė, ačiū, kad leidai man patarnauti savo žmonėm. And he started walking around, speaking to many of you and putting his hands on some of you. Ir jisai vaikščiojo aplinkui jūsų tarpe ir jums kalbėjo. You sensed that. Did anybody else sense Jūs the Lord's jautėte presence? tai? Dar kas jautė viešpaties buvimą? Yeah, I could feel that. Yes, ma'am. Kaip jūs? Turėjau didelį artumą Dievo. Ir visi pečiai, ir viskas kaito, dabar kaista viskas. Nugara visas, čia stuburas, bet man neskaudėjo, bet taip, žinokit, tokia meilė, tokia šiluma, žinokit, nemoku jums sakyti, ir paskui ant galo juokas pradėjo imti. Taip smagu, žinokit, išvedau džiaugsmus, taip smagu, visi ten, man norėjo, taip, toks patyrimas buvo tikrai labai labai stiprus. Aš pasakysiu, kad patyriau, jūs jauksitės. Šlovinau viešpatį. Jaučiu. Ir staiga nepajutau, kai iš mane pradėjo eiti tokie žodžiai. Ačiū viešpatį, kad tu gydai mus visus. Ačiū viešpatį, kad eina iš tave jėga ir tu gydai visus mus visus. Ačiū viešpatį, kad iš tavęs eina jėga ir tu gydai mus visus. Ačiū viešpatį, mes Kristaus kūnas, a Jėzus neserga. Ačiū viešpatį, kad eina iš tave jėga ir tu gydai visus. Aš nežinau, atrodo iš manimo kažkas ėjo tokie žodžiai ir dėkoju viešpačiu, kad iš jo eina jėga, jisai gydo mus visus nuo viršubalio iki patų kojų. Aš tik tai tos žodžius kartuoju. Is she baptized with the Holy Spirit? Do you speak in tongues? Ar jūs esat pakrikštyti šventąja dvasia ar kalbate kalbomis? Because that's what it was. She was interpreting what the Spirit was saying. Jūs tiesiog interpretavote, vertėte, ką šventoji dvasia kalbėjo. Yeah, healing was very strong. Labai buvo stiprus išgydymas. And Justin, Yes. it felt, that's why I turned to him. I said, it just feels right that you have a solo. Ir tiesiog aš pajutau labai teisinga, kad jisai solo groja. But I don't think he sensed that. Aš nežinau, ar jis tai jautė. As I wanted to come to today's meeting, I got up in the morning and I was waiting outside for Taras to come with David's, and I decided to go to. Šiandien ryte, kai aš atsikėliau, ruošiausi į susirinkimą ir Tadas atvažiavo su draugu paimti.
And I wanted to take Taras' small drum, but Ir aš norėjau paimti mažą būgnelį. before I could reach Taras' house, they arrived in the car and they picked me up, so I couldn't go and get it. Ir aš neturėjau tiesiog galimybės ir laiko tą būgnelį paimti. And after I came in and sat down in this Ir kai aš place, I atėjau couldn't atsisėdau stop šitoje vietoje, tapping my legs. That was a little negalėjau noise in my head. sustot su koja trypdamas. I wished I had something to play on, but there was nothing. Aš taip norėjau su kažkuo pagrot, bet aš neturėjau su kuo. It evidently didn't make any difference to the Lord. And Taras told me, Viešpačiui visai nesvarbus. there's this Tada Taras case pasakė, and you can play on it. sako, yra va šitas įdėklas gitaros ir galiu su juo groti. Aleluja. I thought that would make me look stupid. Aš galvoju, gal aš ir kvailai čia atrodysiu. So initially I didn't pick it up. Tai aš tiesiog, vat, But I just couldn't sit simply. aš negalėjau sėdėti just ramiai. Aleluja. How many could feel that? It was a dramatic, like healing, pushing things. Ar kiek iš jūsų jautėte, kad buvo kažkoks dramatiškas, toksai išgydantis It had, judėjimas, it had impact. Aš kuris turėjo įtakos? Aš jaučiau šilumą ir šviesą iš kairės pusės. From the left side. Taip stipriai šviesa ir Very šiluma. strong light Kairėje pusėje. on the left side. Šlovinimo metu During the worship, aš kai buvau užsimerkęs, tiesiog vieną akimirką pamačiau visą eilę angelų. I saw You may want to put it so that they can hear it back, actually. Just go ahead and speak in. Aš šlovinimo metu, kai buvau užsimerkęs, pamačiau tiesiog visą eilę angelų ir nedrįsau akių pakelt tik ties juosmeniu. Ir paskui, kai grįžau, kai atsisėdom, ant manęs iki pačiol dar yra tokia ugnis, kad tik būt buvime ir nieko nedaryti, visiškas atsipalaidavimas ir vyksta kažkas labai ypatingo, bet kas, tai viešpaties reikalas tikrai ne mano. He sometimes touches us in our innermost being, but our minds don't know what he was doing. Ir kartais jis mus paliečia iš vidaus taip giliai ir kad mūsų protai dar net nesuvokia, kas vyksta. Aš mačiau labai daug angelų tiesiog ant visų žmonių ir jų buvo, man atrodo, 2 eilės. Ir jie pasilenkę kažką tai darė. Ir tada aš turėjau tokį žinojimą, nemoku kaip pasakyti, kad keletas iš čia esančių žmonių konkrečiai ir tiksliai žino, ką viešpats per tuos angelus jiems šiuo metu darė. Daug kas sužinos važiuodami namo arba šiąnakt, o kiti sužinos truputį vėliau, bet visiems bus atverta, kas čia vyko. Paskui aš turėjau tokį irgi žinojimą, tvirtą, kad tokie žodžiai buvo laiškas Tadui, kad tu esi teisingam labai keli, kur tu dabar pasirinkęs ir eini, bet fiziškai tau šiuo metu kažkokia tai kelio atkarpa bus labai sunku. Galbūt net nebus tokio dvasinio pasitenkinimo, bet tu esi teisingam keli ir tu neturi iš jo iškusti. Paskui mačiau veidą moters, man atrodo jūsų. Tik tai man kažkaip atrodė plaukai, bet biškai pasigarbano. Ir vėl turėjau tokį žinojimą, kad jūs abejojate kažko, ką dabar turite atlikti, bet jūs teisingai galvojate ir tai turite atlikti. Ir vėliau viešpats po šito žingsnio darys per jūs didelius darbus. Aleluja. Anybody else? Aš noriu. Kai pradėjo grotis, aš iš karto pajutau didelį Dievo prisilietimą. Iš pirmo garso aš pajutau, kada jis pradėjo groti, aš pajutau labai didelį Dievo prisilietimą. Tai lietė mano vidų, tai lietė mano išorę, tai lietė mane visą. Mane pripildė pilnai. Ir tiesiog toks, nemoku įsakyti to jausmo ir nemoku įsakyti to karščio, kuris lietė. Aš galvoju, kad tai vyko dideli dalykai mano gyvenime. Bet tai vyko per jo grojimą. Tiesiog kartais būna
vat pradeda atakuoti įvairios mintis. Šlovinimo metu visokie, ką reiks daryti rytoj, kaip ten jums vyksta. Ir ateina, ta prasme, tiesiog žodžiai, ir aš žinau, kad yra Jėzaus žodžiai. Ir aš po to nuėjau ir užsirašiau. Ir mūsų viešpats yra poetas. Sako, milijonai idėjų sklando ore, bet tu susitelk į mane. Bet tiesiog kaip liudiju, kaip viešpatį, kad viešpats kalba į vagydų, žinai, kad man per stuburą tokie degliai pradėjo, tokie degliai duoda, jinai nustojo liudyti ir praėjo viskas, dabar ir nieko atrodo neskauda to stuburo, bet matau, jei buvo kažkas tai. Tokie degliai per stuburą, kaip jin kalbėjo, man davė, dabar nieko. Viskas išėjo. Aleluja. Okay. Nu, aš verkiau visą laiką ir melstis norėjau, ir meldžiau. Ir nenoriu verkti, bet ašaros byra. Aš paliudysiu. Aš prašiau Dievo, meldžiausi už... Aš prašiau Dievo ir meldžiausi, nes man labai gaila tų žmonių, kurie neateina pas jį. Ir su savo ligom, su savo emocijom, su savo mąstymu. Ir viešpats sako, aš juos gydau ir dabar. O aš sakau, viešpatie, bet jų nėra čia. O man sako, atstumas neturi esmės. Ir aš sakau, viešpatie, aš noriu tave mylėti taip, kaip pamilau pirmą kartą, kai sutikau tave. Ir noriu, kad ta meilės ugnis degtų manyje tam. Ir gavau tokį atsakymą, viskas bus gerai. Ir užliejau tokią ramybę, kad viskas dingo, liko tuščia, tik vienas viešpats. Taip kaip tuščias indas su viešpats. She has tears in her eyes, so it seems natural. Vienu metu pasidarė labai silpna, ypač nuo pirmo takto, kai jis pradėjo groti. Ir buvo taip silpna, kad aš pasidariau visą šlapią ir pajutau, kad mano širdis atskirai nuo kūno. Kūnas kažką kenčia, o širdis tokiai ramybei, kaip ne čia būtų. Aš nelabai moku paaiškinti. And the peace, the tears. Jinai buvo kaip Dievo rankose. O kūnas... I felt like my heart is in the hands of God and the body separately. Ir dabar jaučiu jis čia. Ir aš nemačiau viešpaties, bet aš žinojau, kad jis yra čia. Bet nemačiau. Ir tada pasižiūrėjau į brolį. Ir brolis stovėjo. Paskui aš vėl jutau viešpatį, aš vėl pažiūrėjau į brolį. Brolis suklupęs buvo. Bet viešpaties nemačiau. Tik jaučiau širdį. Ir dabar jaučiu. Jis yra čia. Taip. Ir man reikėjo išgydymo nuo įtampų, nuo galvos skausmų ir viešpats nekolė įsidasi, kad jo patepimas ir dabar nenori mane. Jis nieko nepasirodė. Atėjo patepimuose. Ir aš džiaugsmas ir toks laisvumas ir viskas. Ir ypatingai, kai brolių Džestinės. Aš buvau labai pajaučiau patepimą. Visos, kad jis stebėra, su manimi stebėra ta dvasia. Žinau, kad jis nebentėse daryti tą, ką jis pradėjo mumis ir toliau jis daro. Ir gali būti, kai mes grįšim namo ir naktį jis toliau darys. It is a discipline of the mind. Tai yra tokia proto disciplina. To keep your focus on what you sense in the spirit. That when you are singing the lyrics to a song, you are actually thinking the lyrics. Kai tu dainuoji tos žodžius dainoje,
tu ir mąstai apie tai. Because it's very easy to sing the lyrics, but be thinking about lunch tomorrow. Nes iš tikrųjų yra labai lengva dainuoti žodžius giesmės, bet prote mąstyti apie rytdienos pietus. Or something like that. Ar kažką panašaus. So it's a discipline to train your mind. Tai yra tokia kaip ir disciplina. To keep it on the things of the Lord. Kad protas būtų viešpaties dalykuose. I think we could divide into small groups to pray for one another, groups of 3 and 4. Dabar manau, kad būtų galima pasidalinti į mažas grupelės, kokius 3-4 žmonės ir tiesiog pasimelsti vieni už kitus. I could not add to what Jesus has already done. Aš negalėjau nieko pridėti, ką viešpats padarė mano gyvenime. But some of you can still feel His presence, His anointing. Bet kai kurie iš jūsų gali jausti jo patepimą ir jo buvimą. And that is often in part so that you can pray for others. Ir tai yra siūloma jums kaip ir dalimis, kad jūs galėtumėte melstis vienas už kitą. So just where you are, just turn to one or two near you. Tiesiog kur jūs esate, atsisukite į savo kaimynus. And let's just pray for each other, lay hands on people. Pasimelskite vieni už kitus, dėkite rankas vieni kitiems. Let's act like a house church. Tiesiog kaip namų bažnyčia. Where everybody participates. Kur kiekvienas iš jūsų dalyvauja. You want to say something real quick? Kažką greitai pasakyti. Aš noriu pasakyti, kai Jonas Fenas meldėsi, aš ten buvau kambariuke ir meldžiausi. Man atėjo tokia ramybė, užtikrinimas, nes aš šiandien Jonas Feną klausiau dėl darbo savo ir gavau tokią ramybę, kad viskas bus normaliai su darbo. Vėliau, kada Jonas atsiklaupė ant kelio, aš pamačiau šviesą tokią ir gavau tokį prieškimą, kad čia yra labai dauguma žmonių, kuriems reikia maldos. Ir tada Jonas Fenas ir aš kažkaip važiausi savėje tai pasakyti jam. Ir dabar, kada jis pasakė, kad susiskirstume į mažas grupės ir kad vieni už kitus galės melstis, tai dabar gavau tokį užtikrinimą nuo viešpačio, kad tikrai dauguma žmonių čia reikalinga malda už išgydymus, už kažkokius gal išlaisvinus, bet tiesiog gal jie bijo viešai tai pasakyti. Ir dabar, kada esam pasiskirsti mažas grupelės, jūs galite pasakyti kažkam kitam savo sesę ar brolį, tiesiog nebijoti, nes viešpas tikrai turi didelius stebuklus jums. Ačiū. Mano žmonai, tai buvo kančios, sąlymė truko 21 valandą, tai mūsų pirmas vaikas, aišku, jinai kankinus ir aš visą laiką buvau su ją kartu ligoninėje ir aš verkiau ir jaudinusi ir meldžiausi labai, kad vaikas gimtų sveikas. Dar prieš gimstant mergaitai, mes iš viešpačio tiesiog gavome tokią apreiškimą, kad norim pavadinti mergaitę Rachelę. Kai išvertus iš hebrajų kalbos, tai reiškia Dievo avelė. Ir tiesiog mes su žmona vakar apsisprendėm, gal anksčiau truputį, kad vaiką norime paskirti viešpačiui, kad viešpas galėtų rūpintis ir per mūsų auklėti. Ir dabar norime paprašyti, kad Jonas Fenas pasimelstų už vaiką, palaimintų, kad kada mergaitė suaugs, jinai tiesiog pati spręstų, ko nori, gal ir kad tiesiog čia visą laiką, kol suaugs, kol galės pati melstis, galės skaityti Bibliją, tiesiog noriu, kad šventoji dvasia Dievo ranka būtų ant jos ir kad globotų ją. Dedicating our children to the Lord Pašventimas vaikų viešpačiui goes back centuries. Ateina prieš amžius buvusių laikų. But as much as the child is dedicated to the Lord, tiek pat, kiek ir tas vaikas yra pašvenčiamas viešpačiui. It's also about mom and dad promising the Lord that they will raise their child in Him. Taip pat tai yra ir tėtės ir mamos pažadas, kad jie auklės tą vaiką viešpatyje.
That your intention? Ar tai yra jūsų intencijos tokios? Yeah. I thought so. Aš taip ir maniau. So let's lay hands Taigi, uždėkime on rankas. little Rachela Aha, ant mažosios Rachelės. and mom and dad. Taip pat ir tėtės ir mamos. If it's okay, Ir, if others who feel led, ir taip pat also visi kiti, kurie jaus vedimą, and speak words as Yeah. inspired by the Lord. kalbėkite iš viešpaties įkvėptų žodžius. She's already telling me she's going to be one who connects people. Ir aš jau jaučiu, kad viešpats sako, kad ji bus ta, kuri sujungia žmonės. She will be a bridge builder. Jinai bus tiltų statytoja tarp žmonių. Father, we lay hands on her. Mes uždedame rankas ant jos. We ask for your angels to protect her all her days. Ir prašome, kad angelai saugotų ją per visas dienas. That it will be well with her and she will prosper in all she does. Ir kad viskas sektųsi, ką ji bedarytų. That she will be a worshiper of you. Kad ji būtų tavo šlovintoja. That she will have insights by your spirit. Ir kad ji turėtų įžvalgas dvasioje. She will know things beyond her years. Ir kad jinai žinotų ne pagal amžių tam tikrus dalykus. And you protect her with health and safety and prosperity. Kad tu pasaugotum ją sveikata, klestėjimu, sveikumu. We thank you for taking care of mom and dad. Mes taip pat dėkojame, kad tu rūpinėsi tėčiu ir mama. We pray for wisdom, Mes meldžiame dėl išminties, for strength, stiprybės, for knowing exactly how to raise their daughter. kad žinotumėte tiksliai, kaip užauginti tą vaikelį. To be led by your spirit as they raise her. Kad būtumėte vedami jo dvasios, kaip auginsite jį. And their household would be one where people immediately feel peace and security. Ir kad jūsų namai būtų ta vieta, kur žmonės iš karto jaustų ramybę ir saugumą. That their house will be a place of safety in you. Kad tai būtų, tie namai būtų saugumo tavyje namai And rest. ir ramybės. Visą savo gyvenimą atiduotas. Šitas vaikas turi laiko, neturėjo jokio laiko. Daug, kad saugo tavyje, halleluja. Apsuptas tavo meilės, tėve, halleluja. O, halleluja, nuo mažų dalykų, nuo šventosios dvasios. No jokes. Iš tikrųjų, tai kaip Džonas sakė, kad tai yra tiltų statytoja, bet žinokit dar vieną dalyką, kad jinai didelio džiaugsmo nešėja. Jinai yra didelio džiaugsmo nešėja. Halleluja.